yra perlenkimas savęs. Bėgiai lenktyniauji su visais ir staiga žiūri, kad bėgi ir ką dabar pralenkti. Tai šitas įvykis yra pralenkė mane. Yra aukščiausias dalykas pasaulyje, juk mokytojui daugiau nieko, jeigu pripažinsa, kad esi mokytojas, tai jau ko daugiau norėtų. Tai tas priminimas, kad aš visgi dirbau ką nors ir pakelimas verta, tai yra didžiausias dalykas. Tik atgavus Lietuvos nepriklausomybę, vienas iš mūsų tikslų buvo tapti tarptautiniu universitetu. Ir mes didžiuojamės to, kad juo tapome. Ir štai šiandien vienas iš įrodymų lietuviui, pasaulio piliečiui, keliasdešimties universitetų garbės daktarui tampa mūsų daktarų. Mokslas sujungia mus, sujungia jau daug dešimtmečių. Kada kalbam apie universitetų garbės daktarus, reikia pasakyti, kad tai yra labai svarbus universitetų gyvenimo reiškinys. Nes iš tikrųjų tai garbės daktaras tai atspindi asmenį, kuris ilgą laiką bendradarbiauja su universitetu, atiduoda savo geriausias žinias ir gebėjimus. Ir turėti garbės daktarą filosofą, plačios erudicijos filosofą, plačiai pasireiškinti, aišku, yra ir pragmatiškai, pasakysiu, naudinga ir iš tikrųjų garbinga.